Irgi mano klientės tokia istorija, kai mes darėm sesiją, jinai mane atpažino ir aš ją atpažinau, nes sielų kontaktai tai yra atpažinimas. Tai yra, tu kažkokiu pagrindu tą žmogų atpažįsti ir žinai, kad aš su juo. Aš turiu su juo, ne? Tai jinai mane irgi atpažino ir aš ją atpažinau, kad tai yra sielų susitarimas. Būtent sesijos metu jinai jautė, kad kažkas ją laiko už kojos. Nes kai vyksta mano sesijos, tai būtinai tiesiog, tu jauti, kad kažkas yra šalia, ne? Tai laikė už kojos. Ir tas laikymas už kojos yra, aš prieš sesiją iš tikrųjų jos paklausiau, tik nepaaiškinau, ką tai reiškia. Aš sakau, jautiesi vieniša? Jinai sako, taip. Tai tas ir yra, kad laiko už kojos tol, kol jinai nepadarys savo misijos, tol, kol jinai negalės pakilti nuo žemės. O tokiu atveju siela yra ne žeminės kilmės. Ir tas tokiem žmonėm yra labai sunku, nes tada tu visą laiką ieškai kažko, tą padarau, ne tas, tą padarau, ne tas, tą padarau, ne tas. Ir tokiam ir aplinkiniam prie tave sunku, nes tu vis ieškai. Ir tau pačiai sunku, nes tu vis ieškai. Tai mano pavyzdžiui atveju, kaip aš pagaliau atradau, kokia mano yra misija čia. Tai pirmiausia, svoris. Nukrito, nieko nedarant, 10 kg. Tiesiog, nes kūnų nebereikėjo kaupti jau tos apsaugos. Tada, visą gyvenimą aš turiu įrašą iš daktarų, kad eidavau, gėdavau migreninius vaistus, nes skaudėdavo čia. Be galo čia skaudėdavo akis. Ir čia yra ženklas, jeigu šitoj vietoj skauda, kad tu turi tą aiškę regystę. Tai yra taip. Kai pradėjau eiti šitų kelių, viskas dingo. Tada papildomai yra tai, kad žandikaulis. Dabar dar nešioju breketus. Kodėl? Dėl to, kad ilgą laiko tarpą, kai negalėjau būti tai, kas aš esu, tas tiesiog yra priešinimasis, ar ne? Tai gaunasi, kad kūnas tavo fizinis, jis šitam visam priešinimas.